Labą dieną. Projekto Kuriame Respubliką visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas ekspertai baigė pirmąjį pilietinio ugdymo Lietuvoje etapą – kokybinį tyrimą. Apie pirmojo kokybinio tyrimo rezultatus ir išvadas šnekame su Visuomenės pilietinio veikimo instituto eksperte Rūta Žiliukaitė. Taigi, Rūta, koks tai buvo tyrimas ir kuo jisai yra svarbus kitoms Kuriame Respubliką veikloms? Įprasta yra iš tiesų prieš imantis kažkokių projekto veiklų šiek tiek išsitirti situaciją, kad galėtume sėkmingiau gyvendinti tuos projektus, suprasti, kokie yra grupių, su kuriomis teks dirbti projektuose lūkesčiai, kaip jie vertina savo galimybės, kokia yra jų motyvacija. Tai mūsų atliktas tyrimas, jisai kaip tik ir buvo skirtas pamėginti išsiaiškinti, ką galvoja mokyklų bendruomenės ir jų socialiniai partneriai, kurie ir yra pagrindinės mūsų tikslinės grupės projekte Kuriam Respubliką, ką jie galvoja apie dabartinės mokyklos galimybės ugdyti pilietiškai sąmoningą jaunimą arba ugdyti jaunimo pilietiškumą, kokie turėtų būti tokio ugdymo rezultatai ir kaip tokie projektai kaip Kuriam Respubliką, kurie yra skirti papildyti tą formalų pilietinį ugdymą neformaliu pilietiniu veikimu, tiesiog įgyvendinti pilietinio veikimo projektus, kurių metu jauni žmonės kartu su mokytojais, kartu įsitraukiant į tuos projektus taip pat ir kitiems socialiniams dalininkams, mokytųsi veikti pilietiškai, įgytų žinių ir įgūdžių, kurios jiems praverstų ir vėliau. Tai, tikriausiai glaustai apie tikslą būtų taip. Dėkui. Taigi, kokias pagrindinės išvadas padarė tyrimą atlikusi ekspertų komanda? Viena iš tokių išvadų buvo tiesiog tikrumas, kuris atsirado, kad projekto reikia, nes kalbinome tiek kaimo, tiek didmiesčių, tiek mažesnių miestelių, tiek didesnio miestelio moksleivius, tiek besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, tiek profesinėse mokyklose, tiek kolegijose. Ir tikrai supratome, kad mūsų projektas yra reikalingas, nes imant tai, ką mokykla gali duoti, mokykla gali, įprasta, yra pamokos, taip, ir moksleiviai lanko pamokas, yra užduotis, jiem yra skiriamos. Tačiau tą formalų pilietinį ugdymą, tą pilietinio ugdymo dalyką, jis yra nuvertinamas. Jis neretai yra nuvertinamas tiek pačių moksleivių, tiek mokytojų. Dėl visai tokių paprastų atrodytų kartais ir priežasčių. Pažymio nėra, arba egzamino nėra, daug svarbiau mąstant apie ateitį yra kiti dalykai, tai kam daug investuoti jėgų ir laiko štai į tokį pilietinio ugdymo dalyką. Taigi, tokioj dalykų hierarchijoje, kurie atsiranda, pilietinis ugdymas jisai nėra pats svarbiausias. Ir dar kartą sakau, iš tiesų, tas nuvertinimas jis yra būdingas tiek moksleiviam, tiek mokytojam. Moksleiviam tai atrodo tas dalykas, ką jie veikia pamokų metu, tai tiesiog klausosi sausų teorinių žinių, kurios galbūt bus jiems reikalingos, galbūt ne, bet liūdniausia yra tai, kad, kaip jie sako, dažniausiai jie pamiršta, labai greit pamiršta, ką tenai sužinojo, nes atrodo tai visiškai nereikalinga. Kita vertus, mokyklos tikrai rengia, organizuoja įvairius projektus, įvairias akcijas ir moksleiviai labai teigiamai vertina tokį dalyvavimą. Paprastai jie sako, kad yra teigiami įspūdžiai. Patinka jiems masiškumas renginių, patinka, kad suteikiama jiems kažkiek kūrybinė laisvė, kad jie sulaukia mokytojų ir suaugusiųjų pripažinimo. Ir kadangi mūsų projektas kaip tik ir skirtas papildyti tą formalų ugdymą neformalių pilietinių veikimu, tai tuo požiūriu iš tiesų buvo džiugu įgyti tą tikrumą, kad mes pataikome į 10. Taip jau labai mėginant galbūt apibūdinti paprastais žodžiais. Kita vertus, taip pat tyrimas atskleidė, kad aišku, kad projekto sėkmei yra labai svarbu, kad jauni žmonės, kurie yra mūsų tikslinė grupė, jie sulauktų tinkamo ir gero suaugusiųjų palaikymo ir paramos įgyvendinami, tiek patarimų, tiek paskatinimų užsiimti tą veiklą ir išlaikyti tą motyvaciją. Nes su jaunais žmonėmis, kaip sako patys mokytojai ir
kiti socialiniai partneriai, kurie dirba su jaunais žmonėmis, kad dažnai tai būna, kad vidury proceso visa energija dingsta ir tiem jauniems žmonėms reikia gal kažkokio tai va to nuolatinio paraginimo, paskatinimo. Tai tų tokių žmonių, šviesių žmonių, norinčių dirbti su žmonėmis, užsidegusių, įkvepiančių žmonių, jų yra mokyklose. Ir irgi tai yra be galo svarbu, jeigu mes mąstome, mums reikės, kad mokyklose vis tiek turės mokytojas dirbti su moksleiviais. Tai tuo požiūriu iš tiesų mūsų tas kokybinis tyrimas atskleidžia, kad mokyklos turi tų kūrybingų mokytojų, yra mokytojai motyvuoti imtis tos veiklos, bet kartu, aišku, jisai atskleidžia ir labai aibę kitų aplinkybių, į kurias būtina atsižvelgti ir kurias yra svarbu atsižvelgti, kai mes galvojame apie sėkmingą projekto įgyvendinimą, nes visi tie projektai, kokioje aplinkoje jie bus įgyvendinami. Mes turime suvokti, kad visuomeniai pas mus vyrauja politinis susvetimėjimas. Taip, ir pilietinis aktyvumas yra greičiau žmonėms išimtis negu dėsningumas. Ir mokykla yra tos pačios bendros bendruomenės dalis, ir mokytojai yra tos pačios bendruomenės dalis. Ir mokytojams išties tenka be galo sunki užduotis plaukti prieš srovę, kitaip to nepavadinsi. Įveikti tą patį savo nusivylimą ir mėginti padėti moksleiviams įveikti nusivylimą, nes, kaip sako, irgi tose pačiose diskusijose mokytojai atkreipė dėmesį, kad tikrai yra sunku žadinti moksleivius įvairiom veiklom, kai jie namuose turi daug rūpesčių. Kai jie ateina į mokyklą alkani, kai jie ateina iš šeimų, kuriuose yra daug socialinių problemų, tai visos tos pilietinės veiklos, kai vaikas turi daug rimtesnių kasdienių rūpesčių, jos yra sudėtingai įgyvendinamos. Tai aišku, kad tos kliūtis jos yra svarbios ir mes turime galvoti, kaip įgyvendinam tuos projektus, padėti mokytojams, būtent padėti, tai yra nepalikti mokyklą ir mokytojų be paramos. Nes ir taip, kaip jau sakiau, tie mokytojai plaukia prieš srovę, užsimdami ir įtraukdami moksleivius į pilietinės veiklas, mėgindami juos įkvėpti ir uždegti veiklai. Tai tiek dėl išvadų, ar ne? Išvadų, aišku, jų yra daug, bet visą laiką tenka šiek tiek kažką tai paminėti, kažką tai nutilėti, dabar pasakiau tokias išvadas. Gerai, dėkui. Taigi, ar tyrimo metu teko išgirsti kokių nors unikalių įžvalgų, kurios galėtų padėti efektyviau spręsti visuomenės pilietiškumo problemas? Ir taip ir ne. Viena vertus, aišku, kad tyrimas jisai patvirtino daugelį tų ankstesnių tendencijų, kurias mes žinojome, bet buvo tokių aspektų, į kuriuos norisi tikrai atkreipti dėmesį ir mąstant apie tą projektų įgyvendinimo sėkmę. Vienas dalykas, žinome, mes turime tą bendrą tokį nusivylimą politiką. Ir atrodo, kad iš tiesų politika yra tapusi mokykloje tabu. Jaunimui politika kelia susierzinimą, nepasitenkinimo jausmą, atrodo, viskas ten yra blogai. Ir kita vertus, jaunimas pripažįsta, kad mokytojai su jais vengia diskutuoti apie politiką. Kita vertus taip pat sako, kad norėtų, kad mokytojai jiems padėtų suprasti politinį gyvenimą, bet tikrai nenorėtų, kad jiems būtų primetamas politinės pažiūros. Patys mokytojai sako, kad iš tiesų yra labai sudėtinga kalbėti su moksleiviais, kad nebūtum apkaltintas savo politinių pažiūrų primetinėjimu. Taigi iš tiesų tas tyrimas, pasikartojantis leitmotyvas buvo skirtingose grupėse, kad atrodo, kad politika iš mokyklos jisai buvo išguita. Ir vienoje diskusijų grupėje vienas iš dalyvių pastebėjo, kad iš tiesų turėjo būti galbūt mokykla departizuota, bet jin buvo depolitizuota. Tai iš esmės, siekiant vis dėlto ir gyventinant pilietinio veikimo projektus, yra svarbu vis dėlto skatinti jaunimo domėjimąsi politiką ir padėti jauniems žmonėms susiorientuoti šalies politinėme gyvenime. Aišku, kad jauniems žmonėms, dar kartą sakau, jiems yra reikalinga parama. Bet kita vertus, bet kokio tokio jaunimo projekto sėkmė jinai priklauso, ar idėja bus nebanali, ar idėja sudomins jaunus žmonės ir ar jie turės gerą kompaniją. Jaunimui reikia geros kompanijos, kartu įgyvendinant tuos projektus. Taigi, iš tiesų siekiant įgyvendinti tuos pilietinio veikimo projektus, yra svarbu atsižvelgti moksleivių nuomonę. Yra
labai svarbu skatinti jų iniciatyvą, bet kartu yra labai svarbu ir užtikrinti, kad jie visą laiką turėtų suaugusiųjų paramą. Savo ruožtu dar kartą nebijosiu pasikartoti. Mes turime užtikrinti tokias sąlygas įgyvendindami projektus, kad mokytojai turėtų paramą. Ko bijo mokytojai, kai imasi tokios veiklos, kad jie liks vieni? Kad iš tiesų be jų daugiau niekam nerūpės jų kolegom, šeimos palaikymo. Na, kiek galima tikėti šeimos palaikymo? Juk jeigu mes kalbame apie pilietinį ugdymą, tikriausiai visi sutartume, kad šeima yra atsakinga už savo vaikų ugdymą. Ir galime ilgai diskutuoti, kur vaiko vertybės yra ugdomos, ar šeimoje, ar mokykloje. Bet, kita vertus mes suvokiame, kad dar kartą sakau, mūsų visuomenė yra pilietiškai pasyvi ir kartais būtent ta viltis yra siejama su mokykla. Bet tai nepaneigia, kad aišku, mokyklai siekiant rezultatų geresnių pilietinio ugdymo yra reikalinga tos pačios šeimos parama, kolegų, šeimos, ir socialinių dalininkų ir partnerių parama. Kiek yra tų tokių kitų salelių, kurios galėtų mokyklai padėti įgyvendinti projektus? Yra sunku įvertinti, nes, jeigu mes imame nevyriausybinės organizacijas, taip Lietuvoje jų yra. Jaunimo nevyriausybinio organizacijų, taip Lietuvoje jų yra. Ir yra nemažai tų, kurios veikia labai netgi neblogai, kurioms sekasi veikti neblogai. Bet kartu daugelis nevyriausybinio organizacijų, vietinių organizacijų yra silpnos, neturi užtikrinto finansavimo ir negali būti lygiaverčiais partneriais mokykloms, nes irgi sunkiai gali įgyvendinti savo įsipareigojimus. Jeigu tu prisiemi ir bendradarbiauji, tu turėtum įgyvendinti savo įsipareigojimus. Ir čia yra dar vienas svarbus aspektas, kad kai su jaunais žmonėmis kalbi apie tai, o kaip jūs įsivaizduojat, kokias jūs veiklas galėtumėt įgyvendinti, kad ir šitam projekte kuriam Respubliką, paprastai jie galvoja apie savo mokyklą. Jie sako, mokyklai tą padaryti, galbūt mokykla galėtų tą padaryti, bet jiems labai sunku galvoti, ką mokykla galėtų duoti miestui, ką mokykla galėtų duoti Lietuvai. Jie tokiom kategorijom nemasto. Ir tas uždarumas mokyklos, tuo požiūriu, kad atrodo visos tos veiklos, jos užsisklendžia mokykloje, jos turi savotišką trūkumą, nes moksleivis išeina iš mokyklos ir viskas. Jokių jungčių, jokių tiltų su platesne bendruomenė, dalyvavimo, įsitraukimo į pilietinės veiklas aspektu to nėra. Taigi mes manome, kad kuriam Respubliką projektas, tikimės, kad tas jungtis šiek tiek padės jauniem žmonėm atrasti. Tai dabar atrodo tiek glaustai apie projekto rezultatus. Jeigu dar jūs domina, tai ko nepasakė mūsų ekspertė, visada galite kitas išvadas rasti internetinėme puslapyje www.kuriamerespublika.lt. Taip pat, jeigu turite klausimų ar kokių nors pasiūlymų, laukiame elektroniniu paštu ir Facebook profilyje Kuriame Respubliką. Taigi, ačiū Rūtai, ačiū Jums, kurie mus žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.